ant galvos nelyja, galima judėt. Reikia pažiūrėti, kaip ten mano coliukas. Praėjo 2 savaitės po operacijos, išėmė kabės, leido lysti dušą, leido lysti baseiną, jau buvau vertikalioj vanioj, jau 2 dienos, kai vaikštau tik su vienu ramentu vietoj 2 ir 3 naktis iš eilės miegojau be vaistų. Dabar laikas prisės ant savo coliuko ir papasakot, kaip man sekasi bendrai. Aš esu UPA Medical Spa sanatorijoje ir reabilituojuosi po klubo sąnario endoproteza. Viskas sparčiai gerėja, bet pradžiai noriu priminti kelis svarbius dalykus. Kiekvienas kūnas yra unikalus, kiekviena istorija yra unikali, tad ir reabilitacijos procesas atitinkamai skirtingiam žmonėm bus skirtingas. Ką labai norėčiau dar kartą pabrėžti, tai svarbu yra ruoštis operacijom, labai svarbu yra sportuoti. Pagal galimybės be abejo, net jeigu tai būtų tik mankštos, mums tai skamba, kad, taigi tik mankštelė, bet tai labai daug duoda, stiprinant raumenis, ypač tas galūnes, kurias reikės operuoti. Pavyzdžiui, po kelios dienos po operacijos, kai aš jau pradėjau pilnai jausti koją, aš supratau, kad jeigu nebūčiau ruošęsis operacijai, aš negalėčiau tvirtai nulaikyti kojos, ją keldamas nuo lovos ar keldamas ją atgal, elementariai dėl to, kad man neveiktų keturgalvis kojos raumo ir nelaikytų mano kojos. Tai atitinkamai būtų kažkokių ten traumų ar dislokacijos rizika didesnė vien dėl to, kad aš negalėčiau nulaikyti kojos. Tad sportas yra žiauriai svarbu. Pagal galimybės, kiek tik galite, reikia sportuoti, ar jums reikia operuotis, ar nereikia, bet kuo sveikesnis mūsų kūnas, tai ilgiau jame gyvensim. Aš matau žmonių, kurie atvažiavo tą pačią dieną ir mes susitinkam mankštose, kurie nėra geros fizinės būklės ir jiem labai sunkiai sekasi, kur ten žmonės po kelių savaičių, jiem vis dar sunku yra padaryti kažkokius minimalius judesius. Tai sportuoti, rūpinti savo kūnu yra labai svarbu. Dar keli dalykai, kurių nepaminėjau pirmoji daly iš pasiruošimo pusės, tai labai rekomenduoju turėti šaldymo paketų. Ar tai būtų geliniai, ar tai būtų molio, ar kokie nors dar, bet tiesiog tie paprasčiausiai, kur įmeti į šaldiklį ir po kurio laiko ištraukia ir tada šaldaisi koją. Šaltis labai padeda, ypač po kažkokio krūvio, kai pradeda mausti koją. Nueinu pasiselę, pasiemu tą šaldymo kompresą, pasišaldau, jokių vaistų nereikia, tai turėkit būtinai, iš bėdos sueis ir šaldytų daržovių pakelis iš šaldiklio. Be abejo, kalbėti galiu tik iš savo patirties, kas pasiteisino, tai rekomenduoju. Kitas dalykas, turėkite pagalvėlę tarp kojų, nes negalima bus kryžminti kojų kurį laiką ir operuotos kojos kelias negali kirsti kūno vidurio linijos. Tad visi gulėjimai ant šono, visi pasisukimai ant šono lovoje turite turėti pagalvėlę tarp kojų, kad nesusiglaustų kojos. Galite ten už keliasdešimt eurų įsigyti kažkokią specialią. Yra tam skirtos, aš nusipirkau iš Amazono už ten gal 30 eurų tą vadinamą viso kūno pagalvę, gal 1,5 metro. Man gal patogi, bet ir per procedūras kartais tenka naudoti tas specialias reabilitacinės, kurios yra mažos, grinai skirtos užspausti tarp kelių. Tai jos irgi yra labai patogios. Ligoniniai man buvo skyrę tiesiog paprastą, nedidelę, pailgą, kietesnę pagalvėlę, tad realiai bet kuri pagalvė iš namų, jeigu ji nėra plonytė, jum tiks, bet turėti reikia. Dar vienas svarbus dalykas - ilgas batų šaukštas. Ikea 2 eurai, puikus, nereikia niekur lenktis, apsiauti batus, labai rekomenduoju, kasdien naudoju, labai patogu, labai gelbsti. 2 savaitės po operacijos nuima kabės, žaizda nėra siūnama, jis sukabinama metaliniam kabėm, laukti bet kuriuo atveju 2 savaitės, per tą laiką žaizdos šlapinti negalima, kol gyja, nes vėlgi infekcijų rizika, kaip su dušu. Praustis man leido po kelių dienų, susitarėm su seselė, kad ant to pleistro, kuris jau yra ant žaizdos, užklijuosim dar neperšlampamą pleistrą dėl viso ko. Greitai nusiprausiu duše, vengdama šlapintą vietą ir po to iškart ateina perrišti, viską sudezinfekuoja ir jau užklijuoja normalų
pleistrą. Sanatorijai darydavau panašiai, kai man būdavo perrišimo diena, prieš perrišimą eidavau nusiprausti dušą, tai kas antrą dieną, galvą gali aišku plauti ir kasdien, žodžiu. Viskas yra paprasta, nereikia dėl nieko parintis, ten pirmom 2 parom galima turėti drėgnų servetėlių, vis tiek gaivos duoda. Toliau su vandeniu, tai kai išima kabės, leidžia jau eiti į baseiną, į vertikalią vonę. Su plaukimu man klausimas vis dar atviras, rekomendavo niekur neskubėti, tiek chirurgas, tiek kineziterapeutas, nors chirurgas sakė, nu tai galėsi eiti į baseiną, tai bandyk plauk. Ko tikrai negalima iškart su plaukimu, tai plaukti krūtinė, liaudį vadinama varlyte, nes ten kojos labai sukasi, tad apie šitą negalvokit. Kai bandysiu plaukti laisvuoju stilium arba krauliu, kur kojytės juda va taip pat, tik tai vertikaliai ir niekur neina į šonus. Visos mankštos ir procedūros sanatorijai, viskas gerai, mankštos žiauriai svarbu, aš labai laukiau vandens, nes vandenį lieka kūno masė, tai raumenys dirba ir toliau pilnu krūviu, bet svorį nuimam, tai nėra taip, kad mus labai apkrautų. Ir darbas vandenį, darbas baseine mane labai džiugina, šiandien buvo pirmoji sesija, bet kadangi jau galėsiu eiti į baseiną, tai aš tikiu, kad aš eisiu ir tiesiog pats į baseiną pasivaikščiot, pakilnot kojų, daryti tos pačius pratimus, kur rodė per mankštą vandenyje, nes tiesiog tai prisideda prie sveikimo proceso. Be abejo, viską reikia daryti tik tiek, kiek leidžia kūnas ir atidžiai klausyti, niekur neskubėti, kūnas tikrai pasakys, kada yra gana. Tad aš buvau pasivaikščiot ir kūnas pasakė gana ir prisėdau čia ant suoliuko pašnekėti kamerą. Kaip šiaip sanatorijai faina, 4 žvaigždučių kambarys, kasdien tvarko, ten keičia patalinę, jokių priekaištų, viskas yra paruošta, viskas yra pritaikyta žmonėm, kurie po operacijos, tarkim, negali prisėsti ant žemesnių baldų. Labai patogu, su maistu turim juokingų situacijų. Pirmą savaitę buvo nuostabus maistas, 10 iš 10, po to pasikeitė pamaina ir maistas pasidarė liūdnas. Kalbėjau su sanatorijos žmonėms, sakė, na, mes valgom, mums patinka, tai jeigu norite, eikite aiškintis į virtuvę. Kas dar geresnio pasivaikščiot, va aš einu, tik toks biški liūdesėlis, kad atrodo druskininkai turėtų būti sanatorija miške, bet į mišką nėra kaip išeiti. Gali sukiot ratus aplink pastatą, arba galėjau ten kažkur toliau bandyti eiti per tvaras į mišką, bet aš kol kas šito nebandau. Kas toliau? Dar savaitėlę aš pabūsiu čia, kasdienės mankštos, kasdien vis daugiau judu, patinka, džiaugiuosi, tikrai rekomenduoju. Kitą penktadienį, tai 19 dieną, grįšiu į Vilnių ir bendrai būsiu praleidęs 3 savaitės ligoniniai ir sanatorijai. Ir Vilniui manęs jau lauks mano kineziterapeutas iš Tie kinezai studijos. Vytautai, aš tavęs irgi laukiu. Planas yra gan paprastas, 6-8 savaitės po operacijos yra numatytas susitikimas su profesorium, su chirurgu, kuris mane operavo. Ir ačiū jam už tai, jis tada galės įvertinti mano būklę bei pasakyti, ar jau galima nuimti ten ribojimus lenkimuose, ar ten kojų kryžminimo, ar dar reikėtų truputėlį palaukti. Taip pat pasakys, ar man reikia intensyviau sportuoti, žodžiu. Įvertins būklę, pasakys, ką galiu, ko negaliu. Iki to laiko grįžęs į Vilnių planuoju sportuoti, kartą per savaitę nueisiu pas kineziterapeutą padirbėti kartu, jau kiek pasakys, tiek dirbsiu namie savarankiškai ir be abejo bandysiu eiti į sporto salę, pajudinti viršutinę kūno dalį, stiprinti kojas ir lysti baseiną, dirbti baseine, žiūrėti, ar jau galiu plaukti, leisti laiką infraraudonoj pirty, nes mokslininkai teigia, kad labai sveika yra gijimui infraraudona pirtis. Infraraudona pirtis, infraraudonas pirtis, infraraudona pirtis, žodžiu, yra sveika. Raudonos šviesos terapija, irgi mačiau, man sporto klubas dabar turi tokį dalyką, tai bandysiu ir šitą. Draugė susiveikia tokį prietaisą kaip Bioptron, tai geltonos šviesos terapija, irgi žaizdų gijimui. Žodžiu, bandysiu maksimaliai laiko skirti savo, sportuoti, judėti, stiprinti koją.
nes tiesiog jaučiu skirtumą, raumenis dar yra nusilpę, sėdmenų iš dešinės pusės praktiškai nėra, nes jų ten ir taip nelabai buvo, o po operacijos iš vis atsijungia. Tai bus darbo, bus stiprinama, bet jau labai laukiau, kai galėsiu grįžti į tiesiog vaikščiojimą savom dvejom. Ir bus mažumėlė keista sugrįžti į Vilnių, į civilizaciją po buvimo sanatorijai, kai tau nereikia nieko rūpintis. Kaip keičiasi savijauta po operacijos. Aš pats nežinojau, kiek streso man tai kelia, nes buvau tas visas mintis kažkur nusistumęs, bet po operacijos supratau, kad aš nebenoriu saldumynų, aš nebenoriu užkandžių, limonado, man užtenka 3 patiekalų per dieną valgykloje, aš nenoriu užkandžiauti, aš nenoriu cukraus. Aš esu stresinis valgytojas ir aš nebestresuoju. Tai man yra didžiulis pokytis, turiu šaldytuvą savo mėgstamas Coca-Colos kelias skardinės, dar nepralupau. Kitas dalykas, kur labai pasijautė, tai silpnumas. Pirmą savaitę po operacijos jėgų maždaug užtekdavo nueini pavalgyti į valgyklą, pasėdi šiek tiek ir jau svaigsta galva, jau jauti, kad reikia eiti prigult. Dabar varinėju kiek man reikia, aišku vis tiek nepersistengiant, nes pavargsta koja, bet bent jau nebėra to silpnumo. Kitas dalykas vis tiek sporto užsiėmimus trekinau su laikrodžiu ir matai, kaip pačioj pradžioj per mankštas pulsas užkildavo ten iki 110-120, kas gal nėra man labai būdinga darant paprastus tempimo pratimus. Dabar po beveik 2 savaičių jau matau, kad ten pulsas laikosi ties 80-90, rytai kada pakyla iki 100. Tad organizmas atsigauna, tas labai jaučiasi ir tas labai džiugina. Jeigu turite klausimų, rašykite ten komentaruose, spauskite žodžiu follow, subscribe, share, like ir pasimatysim už kokios savaitėlės.